أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sveiki! Šįkart neriame į trečiąją Korano surą Al-Imran arba Imrano šeima. Pažiūrėkime, kokias gilias temas ji paliečia ir kodėl jos reikšmė tokia didelė. Tai kokiagi yra ta pagrindinė žinutė, kurią mums siunčia trečioji Korano sura? Iš tiesų viskas sukasi apie tikėjimą, pranašystės ir bendruomenę. Gilinkimės į tai. Gerai, o planas toks. Pradėsime nuo to, kasgi ta Imrano šeima, tada paliesime teologinius pagrindus, pasinersime į tikėjimo istorijas, aptarsime kvietimą dialogui ir užbaigsime vienybės pamokomis. Na tai pirmasis punktas. Kas slypi po pavadinimu Imrano šeima? Išsiaiškinkime, kodėl būtent šis pavadinimas buvo pasirinktas. Žiūrėkite, Al-Imran reiškia Imrano šeima. Ir čia kalbama apie Marijos Jėzaus motinos šeimą. Tai iš karto parodo, kad ši sūra yra tarsi tiltas, jungiantis esminius abraomiškųjų religijų pasakojimus ir asmenybės. Dar vienas labai svarbus dalykas – kontekstas. Tai viena ilgiausių sūrų ir ji apreikšta Medinos laikotarpiu. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad ji skirta besikūrenčiai musulmonių bendruomeniai, kuri tuo metu gyveno greta kitų tikėjimo bendruomenių. Todėl joje tiek daug dėmesio skiriama dialogui. Gerai, dabar pereikime prie teologijos. Kokie yra tie kertiniai principai, kalbant apie Dievą ir šventraštį? Štai čia labai galinga eilutė. Sūra iškart teigia, kad Koranas nėra kažkas visiškai naujo, kas paneigtų praeitį. Priešingai, jis patvirtina tai, kas buvo anksčiau – Tora ir Evangelija. Tai tęstinumo idėja. Ir kas labai įdomu, pati sūra tarsi duoda instrukciją, kaip ją skaityti. Ji pristato muhkamat savoką. Tai fundamentaliai aiškios, nedviprasmiškos eilutės. Jos yra, kaip sakoma tekste, knygos pagrindas. Bet yra ir kitas tipas – mutashabihat. Tai alegorinės perkeltinės prasmės eilutės. Čia sūra iškart perspėja. Negalima klaidžiuoti vien po alegorijas ir ignoruoti aiškių pamatinių eilučių. Būtent tos aiškiosios muhkamat yra pagrindas, o mutashabihat reikalauja apmąstymo ir negali tam pamatui prieštarauti. Ir galiausiai nesvarbu, ar kalbame apie aiškias ar apie alegorinės eilutės, visa sura grįsta viena nepažudinama idėja – absoliuti Dievo vienybė. Tai viską persmelkiantis principas. Na, o dabar pati šerdis – pasakojimai, kurie ir davė šiai surai vardą. Imrano šeimos istorijos. Pasiruoškite, nes čia kalbėsime apie Mariją, Zacharijų ir Jėzų. Viskas prasideda nuo vienos moters, Imrano žmonos, neįtikėtino tikėjimo gesto. Ji pasižada savo dar negimusi kūdikį, Mariją, paskirti tarnystei Dievui. Tik pagalvokite apie tokio pažado galią. Ir stebuklai tęsiasi. Toliau pasakojama apie Zacharijų. Jis jau senas, jo žmona taip pat. Viltis susilaukti palikuonio regis seniai mirusi. Bet tada maldos metu angelai jam praneša džiugią žinią apie sūnaus Jono, būsimo pranašo, gimimą. Ir štai, kulminacija. Angelai ateina pas pačią Mariją ir praneša jai žinią apie žodį iš Dievo. Taip čia įvardyjamas Jėzus, Marijos sūnus, Mesijas. Neįtikėtina, kaip pabrėžiama jos išskirtinė misija. Suroje taip pat išvardžiama Jėzaus stebuklai ir jie tikrai įspūdingi. Jis sukūrė paukštį iš molio ir įkvėpė jam gyvybę, gydo aklą ir raupsuotąjį, prikelia mirusius. Bet kas be galo svarbu, tekstas nuolat kartoja, viskas vyko tik su Dievo leidimu. Jėzus nėra galios šaltinis, o jos laidininkas. Natūraliai kyla klausimas, o kaip dėl Jėzaus gimimo be tėvo? Sūra pateikė labai aišku ir galingą teologinį argumentą. Jėzaus sukūrimas lyginamas su Adomo. Juk Dievas sukūrė Adomą iš dulkių, be jokių tėvų, tad sukurti Jėzų be tėvo jam yra lygiai taip pat įmanoma. Viskas, ką jam reikia pasakyti, tai būk. Ir taip įvyksta. Gerai, po šių galingų pasakojimų apie Imrano šeimą, sura praplečia savo akiratį. Dabar ji kreipiasi tiesiogiai į kitas tikėjimo bendruomenės. Ir čia atsiranda svarbus terminas – al-kitab, pažodžiu knygos žmonės. Tai yra Korano terminas, skirtas apibūdinti žydus ir krikščionis. Įdomu tai, kad tai yra neatskiriantis, o kaip tik jungiantis terminas, pripažįstantis, kad visos šios bendruomenės turi šventuosius kraštus. Ir tada nuskamba tiesioginis kvietimas dialogui.
o knygos žmonės susitikime ties bendru žodžiu. Kas tas bendras žodis? Garbinti tik vieną Dievą ir nieko prie jo nepriskirti. Tai neįtikėtinai stiprus kvietimas ieškoti vienijančių pamatų, o neskaldančių detalių. Tuo metu, matyt, vyko ginčiai, kieno pranašas yra Abraomas. Sūra šį ginčą išsprendžia labai paprastai, pasitelkdama chronologiją. Žiūrėkite, Abraomas gyveno gerokai anksčiau nei buvo apreikšta Tora Mozei ar Evangelija Jėzui. Tad kaip jis galėjo būti žydas ar krikščionis? Tekstas sako, kad jis buvo tiesiog tyro monoteizmo sekėjas. Ir galiausiai, po dialogo su išore, Sūra atsigrėžė į vidų, į pačią besikūrenčią musulmonų bendruomenę. Kokie patarimai duodami jai? Čia panaudojama labai graži metafora. Tvirtai laikykitės Dievo virvės, visi kartu ir nesiskaldykite. Ta Dievo virvė tai tikėjimas, Koranas, apreiškimas. Žinutė aiški, vienybė yra raktas į bendruomenės stiprybę ir išlikimą. Ir pati paskutinė Sūros eilutė tarsi visko apibendrinimas ir palinkėjimas. Būkite ištvermingi, būkite kantresni už kitus, būkite tvirti ir būkite sąmoningi Dievo atžvilgiu. Būtent tai, pasak Sūros, yra kelias į tikrąją sėkmę. Ir štai čia viskas susiveda į vieną tašką. Šis senovinis tekstas iškelia klausimą, kuris atrodo niekada nepraranda aktualumo. Kaip šiuolaikinėme pasaulyje pilname susiskaldimo mums sekasi ieškoti to bendro žodžio? Kaip sekasi kalbėtis apie tikėjimą ir kurti stiprias, vieningas bendruomenės? Klausimas, kurį verta apmąstyti. Sveiki. Šiandien mes giliau pasinersime į vieną konkretų šaltinį. Tai 3 Korano sūra Al-Imran arba Imrano šeima. Mūsų tikslas ne tiesiog perpasakoti, kas ten parašyta, bet, pabandyti suprasti, kaip šis tekstas veikia, kaip jis sujungia teologiją, istorijas, konkrečius nurodymus į vientisą pasakojimą. Tikrai taip. Ir man atrodo, kad čia esminis klausimas yra šis. Kaip tekstas naudoja senas, daugeliu jauna žinomas istorijas, kad atsakytų į labai realias to meto bendruomenės problemas. Tai nėra tiesiog pasakojimų rinkinys, tai labiau, sakyčiau, gidas, kaip išlikti vieningiems susidūrent su konfliktais, tiek išoriniais, tiek vidiniais. Puiku. Tai pradėkime nuo pamatų. Pati sūros pradžia, tiesą sakant, prasideda tokiu labai galingu pareiškimu. Apie Dievo vienumą. Nėra kito Dievo, tik jas, gyvasis, amžinasis. Ir iš karto pabrėžiama, kad jis atsiuntė šią knygą, Koraną, kaip patvirtinimą to, kas buvo anksčiau – Toros ir Evangelijos. Atrodo, kad siekiama nesukurti kažką visiškai naujo. Būtent tęstinumo idėja, bet iškart po to tekstas padaro kai ką, labai netikėto. Jis pats save tarsi padalyja į 2 dalis. Nurodoma, kad Korane yra 2 tipų eilutės. Vienos aiškios, pamatinės, jos vadinamos muhakamat. Tai knygos pagrindas, dėl kurio, negalima ginčytis. O kitos? O kitos alegorinės, daugiareikšmės, mutashabihat. Ir štai čia man pasidaro labai įdomu. Tekste teigiama, kad tie, kurių širdis linkusios į nukrypimus, specialiai ieško būtent tų alegorinių eilučių, bando jas interpretuoti savaip ir taip sukelti sumaištį. Tai skamba beveik kaip perspėjimas pačiam analitikui. Absoliučiai. Tai perspėjimas apie intelektualinę puikybę. Tekstas sako, kad galutinę tų alegorinių eilučių prasmę žino tik Dievas, o tvirtai moksliai įsišakinėję žmonės susidūrę su jomis tiesiog sako, mes tikime tuo, visa tai nuo mūsų viešpaties. Kitaip tariant, yra riba. Riba, kur baigėsi žmogaus interpretacinės galios ir prasideda, nuolankus priėmimas. Bet ar tai nesukuria didžiulės rizikos? Jei tikrąją prasmę žino tik Dievas, ar tuo negalėtų pasinaudoti, tarkim, kokia nors valdžia, kad užgniaužtų bet kokią interpretaciją, kuri jai nepatinka, tiesiog apkaltinant interpretuotoją sumaišties siekimu? Puikus klausimas ir tai yra įtampa, kuri lydi visą religinių tekstų interpretavimo istoriją, tiesą sakant. Ši eilutė gali būti naudojama ir kaip įrankis cenzūrai, ir kaip priminimas apie nuolankumą. Pats tekstas atrodo labiau akcentuoja vidinę intenciją, ar tu ieškai tiesos, ar sieki sukelti ginčą, suskaldyti bendruomenę.
Tai tampa ne tiek išorinės cenzūros, kiek, vidinės sąžinės klausimu. Iškart po to juk seka įspėjimas, kad jokie turtai ar vaikai, jokia pasaulietinė galia neapsaugos nuo Dievo. Supratau. Viskas suvedama į asmeninę atsakomybę. Gerai. Nuo šių abstrakčių, bet esminių idėjų tekstas staiga daro posūkį ir tampa labai asmeniškas. Pereinama prie konkrečių šeimų – Adomo, naujos, Abramo ir galiausiai Imrano šeimos. Būtent pastaroji ir tampa viso tolesnio pasakojimo ašimi. Žiūrėkime į vieną šeimą. Viskas prasideda nuo moters, Imranos žmonos maldos. Ji dar laukdamasi duoda įžadą. Viešpatie, aš paaukoju tau tai, kas yra mano įsčiose, kad būtų, visiškai atsidavę tarnystei tau. Ir tada įvyksta tai, ko ji, regis, nesitikėjo. Ji pagimdo mergaitę. Jos reakcija labai žmogiška. Viešpatie, aš pagimdžiau mergaitę. Galima justi nuostabą, gal net šešėlį nusivylimo, nes tradiciškai tarnystai šventykloje buvo ruošiami berniukai. Bet tekstas iškart atsako. Ir tas atsakymas yra labai svarbus. Dievas geriausiai žino, ką jį pagimdė, o vyriška lytis nėra kaip moteriška. Ką tai reiškia? Kaip tai suprasti? Šią frazę galima skaityti keliais būdais. Viena vertus, tai gali būti tiesiog faktas. Bet gilesnė prasme atrodo yra ta, kad Dievo planas šiai mergaitei, Marijai, yra unikalus. Jis pranoksta bet kokius žmogiškus lūkesčius ar socialinės normas. Jos vaidmuo bus toks, kokio joks vyras negalėtų atlikti. Tai tarsi sugriauna tą patriarchalinį lūkestį ir parodo, kad dvasingumas nepriklauso nuo lyties. Taigi, Marija auga Zacharijo globoje. Ir čia pasakomas vėl grįžta prie stebuklo temos. Kaskart, kai Zacharijos užeina jos kambarį, randa ten maisto. Paklausta, iš kur, Marija atsako paprastai – tai nuo Dievo. Ir šis mažas kasdienis stebuklas atrodo tampa katalizatoriumi kažkam didesniam. Būtent, tai taisi grandininė reakcija. Zacharijas, senas vyras, kurio žmona nevaisinga, matydamas šį akivaizdų dieviško aprūpinimo ženklą, pats įsidrąsina. Įsidrąsina melsti to, kas atrodo neįmanoma vaiko. Vieno žmogaus tikėjimas įkvepia kitą. Ir jo malda išklausoma, jam pranešama apie sūnaus Jono gimimą. Visa ši istorija atrodo stato sceną, pagrindiniam įvykiui. Tikrai, sukuria tokią lūkesčio atmosferą. Ir scenos centre, žinoma, atsiduria pati Marija. Ir angelo žinia jai apie Jėzų. Tekstas aprašo tai labai iškilmingai. O Marija, Dievas neša tau džiugę žinią apie žodį iš jo, kurio vardas bus Mesijas Jėzus, Marijos sūnus. Ir vėl, kaip ir Zacharijo atveju, matome labai žmogišką, logišką reakciją. Marija klausia, viešpatie, kaip aš galiu turėti sūnų, kai joks vyras manęs nepalietė? Jos klausimas nėra abejonė Dievo galia, tai veikiau nuostaba. O atsakymas į jį yra vienas pamatinių šios sūros teologinių teiginių. Toks yra Alachas. Jis sukūrė ką panorėjęs. Kai jis nuspendžia kokį nors dalyką, jis jam tarė tik būk ir jis yra. Ir štai čia. Čia tekstas pasiūlo argumentą, kuris tikrai sukelia tokį, aha momentą. Brėžima tiesioginė paralelė tarp Jėzaus ir Adomo. Iš tiesų, Jėzaus pavyzdys Alachui yra kaip Adomo. Jis sukūrė jį iš dulkių, tada tarė jam, būk ir jis buvo. Prieš tai net nebuvo susimastęs apie tokį palyginimą. Ir tai nėra pikprotingas argumentas ginčiui laimėti. Tai gilus teologinis pareiškimas apie dieviškos galios prigimtį. Jis perkelia diskusiją iš kaip tai biologiškai įmanoma į, kokios yra Dievo kūrybinės valios ribos. Sujungdamas du unikaliausius kūrimo aktus, pirmojo žmogaus be tėvų ir Jėzaus be tėvų, tekstas įtvirtina Jėzaus istoriją pačioje žmonijos pradžioje. Toliau išvardyjami ir stebuklai, kuriuos Jėzus darė. Su Dievo leidimu, kaip pabrėžiama. Iš molio lipdė paukščius, gydė aklus, raupsuotus, prikeldavo mirusiuosius. Visa tai pabrėžė jo kaip pasiuntinio statusą, kuris atėjo patvirtinti Toros, bet kartu ir palengvinti kai kurios draudimus. Taip, jo misija apibūdinama ne kaip revoliucija, kuri grauna viską, veikiau kaip evoliucija, patvirtinimas ir atnaujinimas. Ir būtent šis jo misijos bendruomenėje aspektas tampa tokiu natūralu tiltu į kitą didelę sūros temą.
Tai yra nurodymus pačiai bendruomeniai. Taip. Nuo pasakojimų apie pranašus pereinama prie to, kaip turėtų gyventi tie, kurie seka tais pranašais. Ir yra labai tiesus kreipimasis į knygos žmonės, žydus ir krikščionis, kviečiant juos prie bendrai priimtino žodžio. Kas yra tas bendras žodžius? Jis suformuluotas labai aiškiai ir paprastai, kad negarbintume nieko išskyrus vieną Dievą, nepriskirtume jam jokių partnerių ir nelaikytume vieni kitų viešpačiais vietoje Dievo. Tai kvietimas grįžti prie to, kas teksto teigimu yra visų apreiškimų šerdis – tyrasis monoteizmas. Ir čia išsprendžiamas ginčas dėl Abrahomo, kai kuriems teiginiai gali nuskambėti gana radikaliai, beveik kaip istorijos perrašymas. Tekste sakoma, kad Abrahomas nebuvo nei žydas, nei krikščionis. Kaip tekstas pagrindžia tokį stiprų teiginį? Jis tai pagrindžia paprastą chronologinę logiką. Kodėl ginčijatės dėl Abraomo, kai Tora ir Evangelija buvo apreikštos tik po jo? Argumentas yra tas, kad priskirti Abraomo vėlesniems religinėms kategorijoms yra tiesiog anachronizmas. Vietoj to tekstas jam suteikia kitą apibrėžimą – Hanifi muslimaną. Tai reiškia, kad jis buvo tyros monoteizmo išpažinėjas, pasišventęs Dievui. Ir tokiu būdu islamas pristatomas ne kaip nauja religija, o kaip tos pačios pirmopradžios Abraomo tradicijos tąsa. Supratau. Vadinasi, bendruomenė kviečiama vienytis ties šią pirmą pradžią idėją. Tačiau tekstas taip pat pilnas įspėjimų apie susiskaldimo pavojų. Viena žymiausia eilučių yra: ir tvirtai laikykitės Dievo virvės visi kartu, ir nesiskaldykite. Akivaizdu, kad vienybės tema buvo nepaprastai aktuali. Be abejonės, ir bendruomenė apibrėžiama per savo socialinę funkciją. Ji vadinama geriausia tauta sukurta žmonijai. Ir kodėl? Ne dėl etninės priklausomybės, o dėl veiksmų. Jūs liepiate daryti gerą, draudžiate blogą ir tikite Dievą. Socialinė atsakomybė, aktyvus gėrio skatinimas tampa esmine tikinčiųjų tapatybės dalimi. Šioje dalyje taip pat yra užuominų į labai konkrečius istorinius įvykius, kaip Badro ir Uhudo mūšiai. Nors jie ne visada įvardinami, kontekstas aiškus. Kalbama apie pergalės džiaugsmą ir, pralaimėjimo kartėlį. Taip, ir tekstas yra stebėtinai atviras ir savikritiškas. Kalbant apie pergalę Badro mūšyje, minima dieviška pagalba, tačiau kalbant apie pralaimėjimą Uhudo mūšyje, atvirai analizuojamos pačios bendruomenės klaidos. Yra eilutės, kurios, kaip manoma, kalba apie tuos, kurie mūšio įkarštyje susigundė karo grobiu, pasaulio gerybėmis ir apleido savo pozicijas. Ir tai tampa amžina pamoka apie discipliną, ketinimų tyrumą ir tai, kad tiek pergalė, tiek pralaimėjimas yra išbandymai. Gerai, tai sujungus visus šios pasakymus – teologiją, istorinius įvykius – kokie praktiniai, moraliniai principai iš to išplaukia? Išgrininkime esmę. Tekste yra labai konkretus ekonominis nurodymas – lupikimo arba riba – draudimas. Pač stipriai skamba raginimas būti dosniems. Yra nuostabi eilutė. Niekada nepasieksite teisumo, kol neaukosite to, ką mylite. Tai visiškai keičia labdaros sampratą, tai ne apie atliekamų daiktų atidavimą, tai apie auką to, kas tau pačiam yra brangu. Vadinasi, tai ne tik išorinis veiksmas, bet ir vidinis kovos su prisirišimo aktas. O kaip apibūdinamas teisuolis, tas idealus tikintysis? Ar tai tik tas, kuris meldžiasi ir pasninkuoja? Anaiptol. Tekstas piešia labai aišku teisuolio arba mutakin portretą. Tai ne pasyvus stebėtojas, tai žmogus, kuris aukoja ir kai jam lengva, ir kai sunku. Tai tas, kuris suvaldo savo pyktį ir atleidžia kitiems. Ir kas labai svarbu, tai nėra tobulas, be nuodėmių esantis žmogus. Sakoma, kad kai teisuoliai padaro kažką blogo, jie prisimena Dievą, prašo atleidimo ir, svarbiausiai, sąmoningai nebekartoja blogų darbų. Atgaila čia yra aktyvus procesas. Vadinasi, teisuliškumas tai nuolatinis procesas, o ne pasiektas statusas. Ir visa tai galiausiai atveda prie gyvenimo ir mirties temos. Yra labai tiesmuka filosofinė eilutė. Kiekviena siela paragaus mirties. Po tokio teiginio iškart kyla klausimas, tai kas tada yra tikroji sėkmė? Ir tekstas atsako labai aiškiai. Tikroji sėkmė yra ne turtas, ne valdžia, ne šlovė.
Tas, kuris bus išgelbėtas nuo ugnies ir įvestas į rojų, tas pasiekia tikrąją sėkmę. O visas šio pasaulio gyvenimas apibūdinamas kaip apgaulingas malonumas. Tai nereiškia, kad pasaulis yra blogas. Tai veikiau priminimas apie perspektyvą. Pasaulietiški malonumai yra laikini, todėl neturėtų tapti galutiniu tikslu. Taigi, apibendrinant, per šią vieną surą mes nukeliavome tikrai įspūdingą kelią. Pradėjome nuo labai abstrakčių, bet esminių idėjų apie tai, kaip skaityti šventą tekstą, tada pasinėrėme į labai asmeniškas, jaudinančias Imrano šeimos, Marijos ir Jėzaus istorijas. Iš ten perėjome prie bendruomenės gyvenimo, jos konfliktų ir galiausiai viskas susivedė į labai konkrečius moralinius principus – asmeniui, kaip valdyti pyktį, kaip būti dosniam, kaip atgailauti. Man atrodo, kad raktinis žodis čia yra integracija. Sura Al-Imran sujungia pasakomo teologiją ir įstatymą į vieną vientisą audinį. Ji parodo, kad tikėjimas nėra tik abstraktus principas ar istorijų rinkinys, tai gyvas organizmas. Ir nuolat pabrėžiama ta pati idėja, kurią radome kalbėdami apie Abrahamą, kad pasidavimas Dievo valiai, kas ir yra žodžio islamas esmė, nėra nauja idėja. Tai amžina tiesa, kurią patvirtina visi pranašai. Ir pabaigai grįžkime prie pačios pradžios. Prie to įtampos kupino teksto padalėjimo į aiškes ir alegorinės eilutes ir perspėjimo, kad interpretacijos procesas yra ir paties interpretuotojo širdies išbandymas. Norisi palikti klausimą apmąstymui. Ką reiškia susidurti su tekstu religiniu, filosofiniu ar net teisiniu, suvokiant, kad jame yra vietų, kurios yra tvirtas pamatas ir vietų, kurios yra atviros įvairioms prasmėms. Ir kad tavo paties motyvas, ieškant tų prasmių, yra lemiamas veiksnys. Ar tai nekeičia viso mūsų požiūrio į žinias ir tiesos ieškojimą? Sveiki atvykę į diskusijas. Šiandienos mūsų pokalbis, jis kyla iš šventojo teksto, kuris pats save tarsi padalyja į dvi dalis. Jame sakoma, kad vienos eilutės yra, visiškai aiškios, pamatinės kaip instrukcijos, o kitos dviprasmiškos, metaforiškos, atviros interpretacijai. Ir šiandien mes gilinamės būtent į šią įtampą. Kaip tikintysis turėtų vertinti šias, paslaptingas eilutės. Ar tai dieviškas išbandymas, reikalaujantis tiesiog nuolankiai priimti, kad ne viską galime suprasti. O gal tai kaip tik kvietimas leistis į gilesnį, intelektualinį ir dvasinį tyrinėjimą. Aš ginsiu mintį, kad tekstas perspėja mus likti prie aiškių pamatų, nes dviprasmybų vaikymasis yra, tiesą sakant, pavojingas kelias vedantis į sumaištį. O aš savo ruoštų manau, kad tos dviprasmybės yra nesprastai, o, sakytų, dovana. Tai dieviškos išminties dalis, kur skatina mus mąstyti, augti ir gilinti savo supratimą, tik žinoma prie jos artėjame su tinkamu nusitikimu. Gerai, bet gal grįžkim prie paties teksto, ar ne? Nes jis, man atrodo, perspėja labai konkrečiai. Sakoma, kad tie, kurių širdyse yra tas iškrypimas, arabiškai zaich, būtent jie ir seka tomis dviprasmiškomis eilutėmis. Ir dar nurodomi du motyvai. Pirma, sukelti sumaištį ir antra, primesti savo pačių aiškinimą. Man atrodo, čia viskas pasakyta tiesiai šviesiai. Iškart po to eina esminis sakinys: tikrojo aiškinimo nežino niekas išskyrus Dievą. Tai yra, neperžengiama riba. Ir ką daro tie, kurios tekstas gyra, tie tvirtai įsišaknėję žinojime, jie nesileidžia į spekulacijas. Jie tiesiog sako, mes tu tikime, visa tai yra nuo mūsų viešpaties. Tai yra nuolankumo, o ne intelektualinės arogancijos aktas. Palauk. Aš manau, kad tu čia, galbūt šiek tiek per griežtai tą draudimą interpretuoji ir nepastebi esmės. Perspėjimas juk nukreiptas ne į patį aiškinimo procesą kaip tokį, o į intenciją. Raktinis žodis čia yra siekdami sukelti nesantaiką. Jei žmogus ieško netiesos, o būdų kaip sukiršinti bendruomenę ar įrodyti savo viršenybę, žinoma, kad jis pasiklys. Bet nuoširdus noras suprasti, jis negali būti smerktinas. Juk tas pats tekstas, iš kurio mes skaitome, yra pilnas raginimų mąstyti. Pavyzdžiui, kitose vietose sakoma, dangaus ir žemės sutvėrime, dienos ir nakties kaitoje yra ženklų tiems, kurie turi protą. Tai ar protas yra Dievo dovana ar grėsme? Negali juk būti ir viena ir kita tiesa. Man atrodo, dviprasmiškos eilutės yra būtent tiems, turintiems protą, kaip iššūkis, skatinantis gilintis, o ne aklai kartoti formulės.
Bet ar tu nemanai, kad yra, fundamentalus skirtumas tarp gamtos ženklų apmąstymo ir bandymo išaiškinti tai, ką pats tekstas vadina žinomu tik Dievulį? Čia kalbame apie du skirtingus dalykus. Ir grįžkime prie tų tvirtai šaknyjusių žinojime. Tavo manimu, ką reiškia jų pasakymas "mes tuo tikime"? Na, tikrai ne tai, kad jie tiesiog, išjungia savo protą. Anaip tol. Manau, kad šis teiginys yra greičiau jų analizės išeities taškas, o ne pabaiga. Sakydami, visa tai yra nuo mūsų viešpačias, jie išreiškia gilų įsitikinimą vidinę teksto harmoniją. Jie supranta, kad tiek aiškios, tiek dviprasmiškos eilutės kyla iš to pačios dieviškojo šaltinio ir viena kitai neprieštarauja, net jei mes tos dermės iškart ir nematome. Būtent jų gilus žinojimas leidžia jiems atpažinti dviprasmybę ir prie jos prieiti su teisinga metodologija, pagarbiai, atsargiai, lyginant su kitomis teksto vietomis, o ne aklai jos vengti. Matau, kaip tu tai interpretuoji, bet man atrodo, kad tekstas sako priešingai. Jų pasakymas "mes tuo tikime" yra būtent analizės pabaiga. Tai yra ribos pripažinimas. Jų statusas, jų tas įsišaknėjimas žinojime kyla ne iš to, kad jie turi sudėtingesnius interpretacijos metodus. Ne, jis kyla iš to, kad jie žino, kada sustoti. Tai yra dvasinė branda. Galbūt aukščiausia intelekto forma yra ne atsakymų į visus klausimus radimas, o savo paties ribų suvokimas. Jų žinojimas pasireiškia ne tuo, ką jie žino, o tuo, kad jie žino, jog yra dalykų, kurių jie nežino ir ko gero negali žinoti. Ir jie su to susitaiko. Supratau. Bet ar toks požiūris nepadaro iš tikėjimo pasyvaus proceso? Tiesiog tikėk ir neklausinėk, tai skamba kaip intelekto nuvertinimas. Aš manau, kad jų nuolankumas pasireiškia kitaip. Jie gali tyrinėti, svarstyti galimas prasmes, analizuoti kalbinės struktūras, istorinį kontekstą. Tačiau, skirtingai nuo tų, kurių širdie yra iškrypimas, jie niekada nepasakys: "Aš radau galutinį, vienintelį teisingą atsakymą." Jų nuolankumas yra galutinio autoriteto priskirimas Dievui, bet tai neatšaukia pačios kelionės link supratimo. Jie supranta, kad bet koks žmogiškas aiškinimas yra tik priartėjimas, o ne absoliuti tiesa. Gerai, tarkime, tavo tiesa. Bet kaip tu paaiškinsi labai praktišką perspėjimą dėl nesantaikos? Tekste vartojamas labai stiprus žodis fitna. Jis dažnai verčiamas kaip nesantaika ar sumaiškis, bet jo prasme man regis gilesni. Tai tarsi išbandymas, kuris gali suardyti, sukiršinti bendruomenę iš vidaus. Tekstas tiesiogiai sako, kad dviprasmiško eilučių sekimas veda į šią fitną. Tai ne teorinis, o labai realus pavojus. Pažiūrėkime istoriją, juk bendruomenės kyla ne dėl to, kad nesutarė dėl pamatinių aiškių tiesų. Jos kyla būtent dėl ginčų apie subtiles interpretacijas. Bet ar tai pačių eilučių kaltė? Ar galbūt tų, kurie jomis manipuliuoja? Piktavalis interpretatorius, turintis blogų ketinimų, gali iškraipyti net ir pačią aiškiausią eilutę, kad pateisintų savo veiksmus. Pavojus kyla ne iš teksto, o iš tų širdžių, kuriuose yra tas iškrypimas. Pagal tavo logiką išeitų, kad turėtume vengti bet kokios sudėtingos idėjos, nes ją gali būti piknaudžiaujama. Ne, aš sakau, kad turime laikytis prioritetų, kurios nustato pats tekstas. Jis aiškias eilutės pavadina al-Kitab, rašto motina arba knygos esmė. Tai yra pamatas. Įsivaizduokime, kad šventraštis yra, pastatas. Aiškios eilutės - tai pamatai ir laikančiosios sienos. Jos tvirtos, aiškios ir visiems suprantamos. Jos nustato pastato struktūrą. O dviprasmiškos eilutės, tai galbūt puošnius vitaražai ar sudėtingi ornamentai, jie gražūs, gilūs, skatina mąstyti apie šviesos žaismą, bet jei mes bandame geriau suprasti vitaražo prasmę, imsime ardyti pamatus, visas pastatas sugrius. Būtent apie šį pavojų, manau, ir kalba tekstas. Pirmiausia, pamatai. Graži analogija, tikrai, pripažįstu, bet ji remiasi prielaida, kad tie vitražai yra, tik puošmena. O kas jie yra neatsiejama pastato dalis, kuri atlieka kitokią, bet lygiai taip pat svarbią funkciją. Pavyzdžiui, įleisti šviesą. Tu sakai, kad pavojus kyla iš interpretacijų, o aš sakau, kad tekstas pats skatina dialogą.
Juk vėlesnėse eilutėse rašto žmonės yra kviečiami prie bendrai priimtino žodžio. Tai juk kvietimas diskusijai, argumentų paieškai, bandymui įtikinti. Tai rodo, kad pats bandymas suprasti vieni kitus ir tekstą yra vertybė. Problema kyla tik tada, kai dviprasmybės tarpa ginklu, o ne įrankiu. Nuoširdus dialogas, net ir apie sunkiausius klausimus, nėra fitna. Tai yra kelias į išmintį. Bet jei jau prabilome apie bendrą vaizdą, koks yra pagrindinis apreiškimo tikslas, pats tekstas atsako – hudalil kumas – vedimas žmonėms. O koks vedimas yra efektyviausias? Man atrodo tas, kuris yra aiškus, tiesus ir nedviprasmiškas. Būtent todėl aiškiosios eilutės ir yra ta rašto motina, jos yra esmė. Jos sudaro tikėjimo, etikos ir praktikos pagrindą. Visas vedimas yra jose. Dviprasmiškos eilutės, kad ir kokios jos būtų įdomios, yra antraeilės. Jų funkcija galbūt yra visai kita – išbandyti tikėjimą. Ar žmogus laikysis pamatų, ne tada, kai susidurs su tuo, ko negali iki galo suprasti. Ar jis pasitikės vedliu, net kai kelias pasidaro miglotas. Prioritetas yra aiškumas, o paslaptis yra išbandymas, nekvietimas į intelektualius galvosukius. Tai labai įtikinamas argumentas, bet jis vėlgi, man atrodo, šiek tiek susiaurina pačią vedimo savoką. Ar vedimas yra tiesiog taisyklių rinkinys, žemėlapis iš taško A į tašką B, o gal tai ir paties keliautojo ugdymas. Geras mokytojas juk ne tik duoda atsakymus, jis duoda užduotis, kurios priverčia mokinį mąstyti, klysti ir pačiam atrasti. Aš manau, kad dviprasmiškos eilutės yra būtent toks dieviškas pedagoginis metodas. Jos atlieka kelias funkcijas. Pirma, jos skatina nuolankumą, nes tu susiduri su savo suvokimo ribomis ir pripažįsti, kad yra kažkas daugiau už tave. Antra, jos skatina nenuilstantį žinių siekimą, nes supranti, kad pažinimas yra procesas, o ne vienkartinis aktas. Ir trečia, jos verčia gilintis, mąstyti, o ne tik mechaniškai paklusti. Jei viskas būtų absoliučiai aišku, neliktų erdvės apmąstymams, kurie, kaip jau minėjau, yra būdingi turintiems protą. Galbūt tikrasis vedimas yra ne tik kelio nurodymas, bet ir gebėjimo eiti tuo keliu ugdymas. Gerai, bet kur yra ta riba? Kaip praktiškai atskirti nuoširdų ieškotoją, kuris, tavo žodžiais, yra ugdomas per dvi prasmes, nuo to, kuris, galbūt net pats to nesuvokdamas, jau eina nesantaikos ir puikybės keliu? Man atrodo, kad mano siūlomas kelias tvirtai laikytis pamatų ir pripažinti paslaptį yra daug saugesnis ir labiau atitinka teksto dvasią. Riba, manau, yra intencijoje ir rezultate. Ar tavo interpretacija veda į didesnį nuolankumą, gailestingumą ir vienybę? Ar jie skatina tave matyti Dievo didybę? Jei taip, tu esi teisingame kelyje. Bet jei tavo interpretacija veda į aroganciją, panieką kitiems, bendruomenės skaldymą ir įsitikinimą, kad tu vienintelis viską supratai teisingai, tada tu jau peržengiai ribą ir atėkai į fitness spastus. Pavojus yra ne klausimuose, o atsakymuose, kurie pretenduoja būti galutiniais. Apibendrinant, žinai, po mūsų pokalbio aš vis tiek laikausi pozicijos, kad tekstas nurodo saugiausią ir išmintingiausią kelią. Jis sako, tvirtai remkitės aiškiomis pamatinėmis tiesomis, nes tai yra jūsų saugumo garantas. O kai susidursite su paslaptimi, pripažinkite, kad jos galutinė prasmė yra žinoma tik Dievui. Manau, tai yra tikrojo nuolankumo ir apsisaugojimo nuo klaidų bei pražūtingo susiskaldimo išraiška. Siekis žinoti viską yra ne stiprybė, o pavojinga puikybė. O aš, išklausęs tavo argumentų, turbūt dar tvirčiau manau, kad dviprasmiškos eilutės yra ne spastai, o neatsiejama apreiškimo dalis, kviečianti į brandesnį, gilesnį dialogą. Dialogą su tekstu, su tradicija ir su pačiu savimi. Jos skatina intelektualinį sąžiningumą ir dvasinį augimą, nuolat priminandamos, kad supratimas yra nesibaigianti kelionė, o ne galutinė stotelė. Vengti šių eilučių, mano nuomone, reiškia atsisakyti esminės dieviškojo vedimo dalies. Akivaizdu, kad mes abu sutinkame dėl vieno. Tekstas atskleidžia fundamentalią įtampą tarp dieviškojo aiškumo ir neišvengiamos paslapties. Tiek aiškios taisyklės, kurios formuoja bendruomenės pamatą, tiek mąstyti verčiančios dviprasmybės yra esminės šio apreiškimo dalys.
Būtent. Ir galiausiai klausimas, kaip teisingai subalansuoti pasitikėjimą aiškiomis tiesomis ir nuolankų bedrąsų artėjimą prie to, kas paslaptinga, išlieka esminis iššūkis kiekvienam ieškančiajam. Manau, tolesnis šio teksto tyrinėjimas nebejotinai atvertų dar daugiau perspektyvų ir dar gilesnių klausimų.